Va koks įdomus uždavinukas. Reikia žinoti modulio savybės norint jam įspręsti. Kokias savybės? Mes žinom tokią savybę. Jeigu aš turiu A ir B skirtumo modulį, tai yra tas pats, kas B ir A skirtumo modulis. Viena savybė mums pravers. Kodėl pravers? Nu, vat pasižiūrėk. Čia kaip tik ir yra tų skirtumų modeliai. Ir kita savybė mums svarbi. Jeigu aš turiu sandaugą, tai sandaugos modulis lygus modulių sandaugai. Mums taip pat pravers, nes čia yra 4, galima dviejetuką įsikelt prieš modulio ženklą. Taigi, sprendžiam. Pirmiausiai aš matau 2 minus A, va čia va, o čia matau A minus 2, tai irgi parašysiu 2 minus A pagal tą pirmą savybę. Rašysiu 2 minus A modulių vietoj pirmo nario, plus 2 minus A modulių vietoj antro nario, plus dabar čia dviejetuką, jeigu aš išsikelsiu prieš skliaustus, matot, tai aš galiu pagal šitą savybę parašyti atskirai 2 modulis ir atskirai 2 minus A modulis. Bet man turbūt neapsimoka rašyti 2 modulis, nes 2 modulis ir yra 2. Tai tiesiog rašau 2 ir 2 minus A. Nu ir skaičiuoju. Čia yra vienas toks narys, antras ir dar 2 tokie nariai. Saldainis plus 2 saldainiai yra 4 saldainiai. 4 tokie nariai. Ieškau atsakymo ir nėra. Ką daryti? Čia vai pajuodinta eilutė, bet matot, apgavystė, jinai mums tikrai netinka, nes atsakymas tikrai netoks. Šiti 2 atsakymai greičiausiai irgi netinka, nes čia nėra modulio ženklo. Greičiausiai šitas, bet patikrinkim. Kaip aš galėjau tą dviejetuką iškelt prieš modulio ženklą, taip aš galiu ir įkelt. Tai čia 4 aš tiesiog įkeliu ir gaunu 8 minus 4A. Taigi aš gavau atsakymą C ir uždavinys išspręstas.